pradėjau, o šiandien filmuoju video, ką gavau dovanojant gimtadienį. Pirmas dalykas būtų šis žavus puodelis. Aš jį gan seniai buvau apsižiūrėjus CNC Style ir va, gavau labai džiaugiuosi, kad gavau šitą puodelį, nes jis yra labai mielas. Sekantis daiktas būtų kortos. Na, tai kaip ir paprastos kortos, bet jos išsiskiria tuo, kad yra labai gražios. Žymiai gražesnės negu paprastos kortos. Jos yra visos skirtingos. O čia truputį nelygiai ir sudėjau, bet aš jums parodau kelias. Štai. Visos skirtingos su kiekviena skirtinga mergaite ir labai gražios. Su jom žymiai smagiau ką nors žaisti negu su paprastom, nes jis yra labai mielas. Aš irgi jas buvau nusižiūrėjus ir labai norėjau pati nusipirkti, bet gavau dovanų. Gerai, kad nepirkau, būčiau turėjus. Sekantis daiktas būtų šis pakabukas. Čia toks zuikis veidrodėlį. Štai. Labai mielas zuikutis. Geria arbatą. Labai fainas pakabukas. Aš dar jo nepamastėsiu. Na, gal prie šitos palaidinės ir nelabai tinka, bet kas nors kitas tai tikrai labai fainas, labai gražus. Labai džiaugiuosi, kad mano papuošalinę papildė šis mielas pakabukas. Sekanti dovana būtų štai šis lūpų balzamas. Yra mangų lūpų balzamas. Kvepia kaip vanilė su mangais. Labai fainas kvapas toks. Malonus labai. Dar gavau dovanų štai šiuos kvepalus. Boo Hippie Soul. Buvo labai įdomiai supakuota, kaip skardinė. Štai jie. Kvapas. Ne. Gal paprastai. Nemoku apibūdinti kvapą, bet labai malonus. Tai čia yra 50 ml, na, gan daug. Man labai patinka įpakavimas dar ir ta, kaip ir sakiau, idėja, kad atsidaro kaip skardinės, labai fainai. Bet kvapas labai malonus. Sekanti dovana būtų ši lapų knyga. Na, tai nėra dovana. Aš gavau dovanų kuponą knygyno ir nusprendžiau ją nusipirkti. Ir tikrai nesigailiu, labai įdomi knyga, aš dar tik antram skyriui. Pirmam skyriui rašo apie mados istoriją nuo 1930 metų. Na, visai buvo įdomu paskaityti apie Chanel, Christiano Dioro. Na. Tai va, džiaugiuosi, kad ją nusipirkau, tikrai įdomi knyga. Aš dabar ją skaitau kiekvieną dieną. Tai va, tiesiog knyga apie madą. Sekanti dovana būtų ši palaidinė. Na, man yra labai graži. Ta tokia persikinė spalva, labai man gražinai. Kaip man pagaminta pagal mano skonį. Taip pat gavau dar šią palaidinę. Taip pat labai gražią. Ir gavau šią palaidinę. Na ir paskutinė dovana, bet tikrai neprasčiausia. Tai šis momentinis fotoaparatas. Štai, prasims iš čia. Čia išlenda nuotrauka, čia pildosi nuotraukos, čia blykstė, čia fotografavimo mygtukas, čia skyrelis baterijoms. Taip pat dar yra štai toks daiktas. Parodysiu toj, kam jis skirtas. Tai pirmą įjungiame fotoaparatą. Ir uždedame šį daiktą štai čia. Štai. Ir kai atsukame fotoaparatą, matome save. Tad pažiūrėsime, kaip gavosi nuotrauka. Prieš išjungimą būtinai reikia šį daiktą nuimti ir išjungti. O dabar laukiame nuotraukos.
kad įsijungia blykstė, nes jinai pats man padarė tokį nelabai apšvietė. Atrodau labai balta ir apšviesta. Na, bet nieko tokio, reikia išmokti. Ir galbūt truputį per tamsu, dėl to ir įsijungia tą blykstį. Na, bet visai neblogai. Labai džiaugiuosi šiuo momentiniu fotoaparatu. Aš jo labai ilgai norėjau ir pagaliau gavau. Ir esu tikrai laiminga šiuo daiktu, nes galima kelionėse ar kažkur pagauti nuostabų kadrą ir, na, ne kaip šį, bet tiesiog ir jį fotografuoti taip pat su Polaroid nuotraukomis. Yra labai daug idėjų, kaip padaryti, na, kad ir laikrodį ar, na, labai daug yra, tarkim, kaip mačiau idėją, kad Polaroidą prikabino prie helinio baliono ir paleidžia ten į dangų kokią 10, tarkim, ant kartų, tai labai gražu. Tai tiek šiame video, tikiuosi jums buvo įdomu žiūrėti, ką gavau dovanojant gimtadienio ir pasimatysime kitame video. Iki!